Nu ką, mėly lietuviai, kalbėsime apie Lietuvą. Kaipgi Lietuva šitie reikalai klostėsi reformacijos. Nes Lietuva, kadangi buvo katalikiška valstybė, ją reformacija palėtė taip pat. Nu, ir šitokį vaizdelį uždėjau ant darbalaukio. Man šitas mūras yra toks kaip gražus simbolinis vaizdas reformacijos Lietuvoje. Reformacija, kuri turėjo tikrai didžiulės, stambes sienas, buvo labai aktyvi reformacija, bet kuriai nunešė vėliau stogą kai kas. Ir va tas protestantiškas paveldas, kuris šiandien Lietuvoje kaip mažuma, turintis gilius pamatus ir neblogas sienas, bet be stogo. Aišku, kai kurie ir žinote, kokia čia vietovė nufotografuota, ar ne? Kokia čia Lietuvos vietovė? Jaunimas, ar keliaujate? Tai galbūt Kėdainiai? Ne, stogas yra Kėdainių reformatų bažnyčios. Na? Biržai. Klausykite, apie jūs galima sakyti lietuvišką patarlę. Lietuvoje gimė, Lietuvoje augė, Lietuvos nematė. Nekeliaujate, ar ne? O čia yra visai netoli Ukmergės. 4 kilai nuo Ukmergės yra tokia gyvenvietė, važiuojant nuo Ukmergės į Kėdainius, Deltuva vadinasi. Deltuva visi, kai pravažiuoja, mato iš dešinės arba kairės pusės tokia didžiulė medinė, irgi labai įdomi architektūriškai katalikų bažnyčia. Visi pravažiuoja, galvoja, kad tai vienintelė bažnyčia. Bet Deltuvoje 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus stovėjo įspūdinga didžiulė mūrinė evangelikų reformatų arba kalvinistų bažnyčia. Taigi, apie Lietuvą. Aišku, kalbėti apie reformaciją Lietuvoje, tai yra kalbėti apie šalį, kurioje reformacija pralaimėjo ir patyrė fiasko. Bet reformacija Lietuvoje turi tikrai, jinai sukūrė ne vieną įspūdingą tekstą, padovanojo Lietuvai ne vieną įspūdingą asmenybę ir tikrai turėjo mėginimų, bandymų pakeisti šitos valstybės kelią. Na, pradėti apie šitą mūsų vargšišką kraštą reiktų turbūt prisimenant, kada krikščionybė ateina į Lietuvą. Tai katalikiška krikščionybė, jūs visi iš mokyklinio kurso žinote, atėjo į Lietuvą 1387, kai karalius Jogaila Lietuvą pakrikštė. Ir mokykloje tikrai mokėtės tą standartinę frazę, kad krikščionybė į Lietuvą vėlavo, ne? Visi europiniai reiškiniai Lietuvą vėluodavo. Vat gaila, bet iki šiol istorijos mokslas kito akcento nebando pasižiūrėti. Esmė ne vėlavime. Esmė, kaip vienas užsienio istorikas yra parašęs, esmė, kad kokia krikščionybė ateina, kad jinai ateina jau stagnuojanti. Va tokia, prieš kurią reformacija į Europą. Reformacija Lietuvoje atrado labai didžiulę terpę veikti vien dėl to, kad visos tos priežastys, dėl kurių reformacija Vokietijoje prasidėjo, buvo taip pat ir Lietuvoje. Aš kaip iliustraciją jums tokias 3 mažas citatas paskaitysiu. Kalba amžininkai, 16 amžiaus vidurio lietuviai. Vienas bus protestantas, vienas bus katalikas hierarchas, o kitas bus išvis humanistas, sekuliarus žmogus, nelabai tikintis. Tai jie visi skirtingos pasaulėžiūros, bet visi kaip susitarė tarsi kalba apie tą patį dalyką. Tai yra maždaug 1540-50 metai. Abromas Kulvietis. Čia kai kas ir knygą gavote, dovanų apie Abromą Kulvietį. Aš buvau paprašytas nekomentuoti tos knygos, kad žmogui nenumušti noro skaityti tą knygą, ar ne? Knygas verta skaityti, ne tik mokslinės, bet ir grožinė literatūra, ypač jeigu su geru istoriniu siužetu. Abromas Kulvietis. Jo citata apie 16 amžiaus vidurio Lietuvos situaciją. Cituoju. O dabar matome, kad jie, kas tai jie, kalba apie katalikų bažnyčią, apie katalikų kunigus, jie didesni nemokšos už neišprūsusius vienuolius. Jūs įsivaizduokit, gyvenate šalyje arba ateinate į mokyklą, kur jūsų mokytojai
yra visiškai nemokšus, jeigu jūs nereaguotumėte. Jie netinka net vaikų mokyklai vadovauti. Ką jau kalbėti apie tai, kad būtų verti bažnyčios mokytojo vardo. O ką jau sakyti apie jų nepasotinamą gobšumą, pūtimąsi, garbės troškimą ir daugybę kitų nedorybių, kuriomis yra aptekę. Jeigu skaitai tik Kulvietį, gali pasakyti, jis čia labai subjektyvus, jis tiesiog stumia ant katalikų bažnyčios, dergia visokiais žodžiais ir taip toliau. Jis labai suinteresuotas. Ką kalba pats Vilniaus kapitulos vadovas, vyskupas, rašydamas popiežiaus nuncijui, čia jau katalikų hierarchas sako, tais pačiais metais, cituoju, kaip kunigų, taip ir vienuolių tarpe matome didžiulį papročių supuvimą. Visur prabanga, puikybė, gobšumas, ištvirkimas ir tinginys. Pats bažnyčios hierarchas. Ir galiausiai tas humanistas, kuris nei už katalikus, nei už protestantus. Jo pavardę turėtumėte irgi iš mokyklinio kurso žinoti, Mykolas Lietuvis, kuris parašė tokią knygą apie lietuvių, maskvėnų ir totorių papročius. Beje, pirmas lietuvis pradėjęs rašyti apie girtuokliavimą kaip Lietuvos kaimo problemą, dar gerokai iki Motiejaus Valančiaus. Taigi Mykolas Lietuvis apie dvasinę Lietuvos situaciją rašo, cituoju, jeigu kas pradėjęs nuo Lenkijos karalystės sienų, po visą Lietuvą, Žemaitiją ir Rusiją ieškotų klebonų prie bažnyčių, tai neatsirastų nė vienos, kur ganytojas gyventų nuolat ar bent dažnai ją lankytų. Todėl, kalba netikinti žmogus, todėl avelių tikėjimas netvirtas, kas tos avelės. Žmonės tikintieji. Meilė Dievui atšalusi, Dievo garbinimas nyksta. Prieš tokius kunigus daugelį vietų griausmingai skamba pranašų žodžiai. Tai štai, trys amžininkai, protestantas, katalikas ir humanistas, kaip susitarę kalba apie vieną ir tą patį. Lietuva, kuri jau 150 metų tipo buvo krikščioniška, katalikiška, jos dvasinė situacija buvo tokia apgailėtina, kad ją net iš tiesų ir sunku komentuoti. Prie šitos trijulės dar būtų tikrai šitoje vietoje tiktų ir kiekvienam lietuviui žinomo autoriaus Martyno Mažvydo žodeliai. Aišku, jeigu Mažvydas mūsų laikais, tarkime, nežinau, kokiam Facebook'e parašytų tokius žodžius, jisai taptų tautos priešu. Jisai būtų nurašytas iš karto. Jisai rašo štai. Kokia nekultūringa ir tamsi, palyginti su kitomis tautomis, yra mūsų tauta. Martynas Mažvydas. Lietuvių tauta yra nekultūringa ir tamsi, palyginti su kitomis tautomis. Aišku, čia reiktų įterpti, ką jis tarp eilučių dar pasako, kad jis sako, nebe didelio širdies skausmo, tai sakau, Mažvydui labai skauda. Ir kame tas tamsumas net Mažvydo? Lietuvių tauta nepažįstanti jokio pamaldumo ir krikščioniškos religijos. Žinot, kartais istoriją reikia žiūrėti labai tiesiai ir nepudruoti kosmetiškai, neužsiimti kosmetologiją, o sakyti tokią istoriją, kokia buvo. Jeigu ten jau mes Mažvydą pradedam garbinti, prisiminti, tai tada, sakykime, jo žodžius, kokius jis ir sakė. Neiškreipdami, jisai sako labai aiškiai. Lietuvių tauta nepažįsta ne tik, kad su krikščionybė kažkas ne taip. Jis sako, jokio pamaldumo nėra, jokios krikščionių religijos. Kas tada yra nuo Jogailos laikų katalikiškoje Lietuvoje? Mažvydas sako, nėra jokios krikščionybės. Kažkoks teatras klounų. Vėlgi kalba ne kažkoks sektantas, kalba mūsų raštijos tėvas. Tai va tokioj situacijoje buvo Lietuva ir jinai be abejo intelektualiai buvo labai atsilikusi. Buvo viena iš paskutinių Europoje valstybių, kuri neturėjo net universitetų, jokios aukštosios mokyklos. Mes buvom visiškam paribyje. Tokioj, na nežinau, kokį čia negražų žodį pasirinkti, tokioj vietoj, kad sudėtinga apie visuomenės raidą ir kalbėti. Bet reformacijos judėjimas, va čia irgi taip stebuklingai su Lietuva susijęs, kad tai buvo mažiausiai į Lietuvą vėlavęs vakarietiškas sąjūdis. Visi europiniai reiškiniai į Lietuvą arba vėluodavo, arba išvis nepasiekdavo. Reformaciją Liuteris pradeda 517 metais spalį, jau 518 metų pavasarį 3 Krokuvos bernardinai atveža į Vilnių Liuterio 95 tezes
ir slapta Vilniaus vienuolynuose pranciškonų bernardinų pasakoja tas tezes. Tik Vilniaus vyskupas labai greičiai nukerta ir uždraudžia tų tezių platinimą. Ir tie saitai, per kuriuos reformacija pradėjo plisti, pasiekė pirmuosius lietuvius. Bet reformacija Lietuvoje man iš Lietuvos istorijos turbūt bene tokia pirmoji tema, kur galima joje pamatyti, kaip lietuviai pirmą kartą suvokė savo vertę, kaip europiečiai pirmą kartą pradedami vertinti kitų. Ne tuo, kad jie kalavijų gerai moka mojuoti, bet savo sielos ir proto reikalais. Reformacija yra pirmas laikas, kai lietuviai eina į Europą iš tikrųjų. Aišku, mokykloje mes mokomės visokių įdomių pasakų, kad karalius Mindaugas tapo karaliumi ir tai priartino Lietuvą prie krikščioniškos Europos. Arba kad Jogaila pakrikštė Lietuvą katalikiškai ir mes priartėjom prie krikščioniškos Europos. Nieko mes ten nepriartėjome. Kaip pavyzdį vieną galima istoriją prisiminti. 16 amžiaus vidurys. Tai jau 16 amžiaus vidurys. Renesansas. Labai gražus laikai. Vienas popiežiaus pasiuntinys vyksta į Lietuvą, į Vilnių, su kokia misija vėliau papasakosiu. Ir tas popiežius, artėdamas link Lietuvos, tas popiežiaus pasiuntinys rašo popiežiui laiškus kiekvieną dieną. Kaip jis jaučiasi artėdamas prie Lietuvos. 16 amžiaus vidurys. Kuo jis labiau važiavo nuo Vokietijos ir Lenkijos link Lietuvos, jo laiškai vis liūdnėjo. Ir tą dieną, kai jis įvažiavo į tipo renesansinį Vilnių, kur jau buvo tų mūrinių renesanso pastatų, jo laiškas tą dieną prasidėjo tokiais žodžiais. Kiekvienam europiečiui, kuris išdrįsta atvažiuoti iki šito miesto, jau vien už tai turėtų būti atleistos visos nuodėmės. 16 vidury Vilnius kaip bomžų miestas atrodė, medinis suplėkęs visas, porą mūrinių bažnytėlių ir valdovų rūmai mūriniai, daugiau nieko. Tragiškai atrodantis miestas. Mes kartais per daug pripasakom apie tą elitinę, kokį nors renesanso baroko kultūrą ir nepagalvojom, kaip didžioji dalis visuomenės gyveno iš tyko. Visais pjūviais buvo atsilikęs kraštas. Ir kas tą reformaciją atneša į Lietuvą? Kaip tos reformacijos idėjos, kaip tie savi vietiniai mūsų Martynai Liuteriukai atsiranda? Aišku, tas kelias buvo vienintelis. Tai yra, Lietuvos bajorų vaikai išvažiuodavo studijuoti į Europą. Galima būtų sakyti, labai panaši tendencija kaip ir mūsų laikais, ar ne? Ar čia yra mūsų tarpe abiturientų? Dvyliktokų. O, pasakiai. Ačiū, nuleiskite rankas. O dabar, taip, nebijokit pakelti ranką tie, kurie iš jūsų galvojate nelikti Lietuvoje, o išvažiuoti studijuoti į Europos universitetus. Viena ranka pakilo. Netikiu, rankų turi būti daugiau. Statistika Lietuvos, žinokit, yra, kad trečdalis abiturientų apie tai galvoja. Gerai tai ar blogai, aš nesileisiu kol kas į tai, bet palyginimui, tais laikais, mūsų laikais bet kas važiuoja, tais laikais tik elito žmonės galėjo išvažiuoti, tik bajorų vaikai. Tik yra skirtumėlis vienas, nuo anų laikų ir šių laikų. Anų laikų visi lietuviai grįždavo. Absoliučiai visi lietuviai grįždavo, pastudijavę Europą. Aišku, galima pasakyti, kodėl jie grįždavo. Nėra tokių durnių, kurie negrįžtų, nes visi jų dvarai, žemės, turtai ir karjera buvo Lietuvoje. Bet nebuvo jokio suvokimo, kam reikia pasilikti Europą, kuri žymiai jau pažangesnė visais pjūviais. Ir tokie Lietuvos bajorų vaikai pradeda važiuoti į Vokietijos, Šveicarijos, Nyderlandų, Prūsijos universitetą Karaliaučiaus, kuris bus įkurtas, ir tenai susiduria su tomis reformacijos idėjomis. Ir jaunas žmogus pamatęs kažkokią naujovę, kurį jį sužavi, o šiuo atveju kalbam apie idėjinės naujovės, grįžęs namo į Lietuvą nori jas skleisti. O taip čia mes ir prieinam prie žmogaus, kurį dera laikyti pirmuoju Lietuvos reformatorių. Tik negaliu jo jokio portreto parodyti, nes jis yra, kaip apie Žaną Kalviną kažkada kažkas rašė amžininkų, kad apie Kalviną,
Kaip apie žmogų žinom beviltiškai mažai, žinom daugiau apie jo darbus. Taip ir yra istoriniai veikėjai, kurių net apvaizdas neišliko, joks portretas. Kaip ir Mažvydo veido mes nežinome. Gal tikrai kaip Biblijoje parašyta, kad yra žmonės, kurių darbai seka paskui juos. Gal darbai yra svarbesni. Taigi, kalba apie Abraomą Kulvietį. Abraomas Kulvietis yra tikrai reformacijos žvaigždė Lietuvoje. Drįsčiau sakyti, vienas iš ryškiausių 16 amžiaus lietuvių. Lietuvis, kuriam galima prirašyti daug pirmumo epitetų. Pavyzdžiui, pirmas lietuvis studijavęs ne bet kur, o Wittenbergo universitete, gyvai klausė Martyno Liuterio paskaitų. Pirmas lietuvis atskirtas nuo katalikų bažnyčios, tai yra prakeiktas, tai reiškia pirmasis eretikas. Pirmas Lietuvos inteligentas, tai yra intelektualas, kuris pragyvendavo, reiškia, uždirbdavo savo duoną intelektu. Pirmas lietuvis įkūręs kolegiją arba vidurinę mokyklą Lietuvoje. Pirmas lietuvis neabejotinai žinomas vakarų europiečių ir vertintas labai. Kaip viena profesorė Vilniuje Dainora Paciūtė, kurie apie Abraomą Kulvietį yra daug tyrimų dariusi ir suradusi netgi Abraomo Kulviečio tezes. Tokia įdomi istorija irgi papasakosiu, jinai netgi taip sako, tai yra pirmoji Lietuvos sąžinė. Nes pat Abraomo Kulviečio tekstuose pirmą kartą Lietuvoje atsiranda vartojamas žodis sąžinė. Ir iš tikrųjų tai yra toks nepriklausomos asmenybės simbolis. Pirmas Lietuvos pabėgėlis. Šiuolaikinėje visuomenėje pabėgėlių klausimas aštrus, ar ne? Kada iš Lietuvos pradeda bėgti žmonės? Pirmą kartą. Tai galbūt nuo karaliaus Mindaugo laikų, kuomet jisai valdžią perėjo su smurtu, jėga, tai turėjo kai kurie žmonės pabėgti, nes norėjo įsigelbėti nuo jo. Va taip istorija yra. Logiškai gali protauti, kad taip galėjo būti, bet istorikas iš karto sakytų, istoriniuose šaltiniuose žinių apie tai nėra, kad būtų bėgta. O tai, ko negali patvirtinti įrodymais, istoriniais šaltiniais, negali sakyti, kad taip gali būti. Kaip pavyzdžiui, paklausčiau, kada žydai atsirado Lietuvoje? Mielas lietuviams žodis žydas. Taip? Žydai. Kaip viena žurnalistė sako, jeigu tu nori patraukti auditorijos dėmesį ir galvoji, kokią čia temą susigalvot, visuomet rinkis vieną iš 3 temų. Yra 3 amžinos fundamentalios temos, kurios pritraukia žmonės. Tai yra smurtas, seksas ir žydai. 3 temos. O taip norėtųsi sakyti, o kodėl negalėtų tikėjimas, viltis ir meilė temos. Vat tokios kažkaip nepritraukia žmonių. O vat kitos. Vat žydai, kaip mokykloje mokėtės, kada žydai atsirado? Vytauto didžiojo laikais, ne? Vytautas didysis žydus, karaimus ir totorius atvežė į Lietuvą, davė jiems privilegijų. Bet jeigu pačių žydų paklausit, žydų knygas paskaitysite, o jie pradeda mąstyti, vat kaip protingas jaunuolis, kad nors ir nėra išlikusių istorinių šaltinių, bet galime išmąstyti giliau. Pavyzdžiui, 14 amžiaus pradžioje didysis kunigaikštis Gediminas, garsusis mūsų, rašė pirmuosius elektroninius, juokauju, laiškus, bet laiškus į Europą, ne? Pirmas valdovas pradėjo susirašinėti su Europa ir jisai kvietė iš Europos svetimšalius, taip, kvietė 5 žmonių grupės, tarp kurių buvo pirkliai ir amatininkai. O ko pilna buvo viduramžių miestuose Europos? Žydų. Tai va, tai žydas sako, kas galėtų paneigti, kad galėjo žydų jau tada atvykti į Lietuvą. Tai va, taigi irgi pritarčiau, kas galėtų paneigti, kad kai Mindaugas pjovė kitus kunigaikščius, atiminėdamas iš jų žemės, galėjo iš Lietuvos į kitas teritorijas bėgti žmonės. Bet Kulvietis yra pirmas pavyzdys, kaip labai per trumpą žmogaus gyvenimą, jis pragyveno tik 33 metus, Kristaus amžius. Per labai trumpą ir asmeniškai tragišką gyvenimą žmogus gali palikti savo kartai kažką labai daug. Pėdsakai tokie labai stiprus. Nesukūrė jokio asmeninio gyvenimo, nesutiko savo žemiškos meilės, niekas, pas jį viskas tik tai sugriuvo. O vat, jo draugas universiteto laikų
Johanas Hopijus, kuris rašė laidotuvių kalbą, kai Kulvietis jau gulėjo karste. Hopijus užrašė tai. Senas priežodis liepia mums prisiminti ne mirusius, o gyvuosius, nes minėti mirusius laikoma blogų ženklų. Gal tada nebereikia kalbėti apie mirusius? Kalbam apie Liuterį, apie Kulvietį. Ko mes čia užsiminėjame? Kažkoks makabriškas spiritizmo seansas, vos net dvasias iššaukinėja. Bet ne, Hopijus toliau tęsė. Bet dėl daugelio priežasčių vis tik garbinga ir naudinga atgaivinti mirusių atminimą. Kodėl? Ne tik, kad jų vardas būtų apsaugotas nuo staigios užmaršties, bet tam, kad išvardijus jų dorybių pavyzdžius, kitų žmonių širdis gali nuostabiai užsidegti noru jais sekti. Tai va, kai kurių žmonių gyvenimas, veikla gali tikrai kažką, pačiam tau pasakyti. Aš kai buvau mokyklinio amžiaus vaikas, man nieks apie Kulvietį nepasakojo. Aš kai Kulviečio gyvenimą dabar jau žinau, studijuoju, aš tik su pavydu galiu prisiminti savo mokyklos laikus. Ir matai, kad kaip tu galėjai elgtis ir kokiu keliu eiti. Kasgi buvo tas Abromas Kulvietis? Apie jį tikrai nėra labai daug žinių istorijoje. Tai irgi yra paradoksas, žmogus, kuris neparašė nė vienos knygos, kuri būtų likusi, tapo reformacijos žvaigždė. Jisai buvo iš vidurio Lietuvos, iš Jonavos dabartinio rajono, ten buvo toks Kulvos dvaras, jisai jaunystėje išvažiavo pastudijuoti į Vakarų Europą, kaip bajorų vaikas, ir studijavo visoje eilėje universitetų. Bet vėl tas pavyzdys iš asmeninio gyvenimo, jisai pasišventė studijoms, pasinėrė į mokslingumą ir tai buvo labai netipiška to meto bajorams. To meto bajoro gyvenimas yra kariauti karuose ir užimti valdovo dvare visokius politinius postus. Niekas nesuvokė išsilavinimo svarbos, kad išsilavinimas reikalingas. Dėl to tėvai jau nesuprato. Va čia labai įdomi paralelė tarp Kulviečio ir Liuterio, ir vieno ir kito tėvai nesuprato išsilavinimo, reiškia, tinkamos svarbos. Jis pradžioje studijavo Krokuvos universitete. Tai buvo artimiausias universitetas Lietuvai, kurį Jogaila kažkada labai stipriai sustigavo. Seniausia Lenkijos aukštoji mokykla, bet katalikiškas universitetas. Tada nuvažiavo į Belgijoje, tuometiniuose Nyderlanduose, Liuveno universitetą. Dar vienas irgi bruožas įdomus. Kulvietis visuomet stengiasi rinktis ne bet kokį universitetą, o siekia pasirinkti patį geriausią, kurio jam reikia anot jo. Nesirinko vidutiniško kelio, rinkosi geriausius taškus. Ko Liuveno universitetas toks šustras buvo? Dėl to, kad kada jame dėstė iki tol garsusis Europos humanistas Erasmas Rotterdamietis. Šiandien jaunimas yra girdėjęs tokią Erasmus programą, kai studentai važiuoja, keičiasi mainų programa to Erasmo Rotterdamiečio garbei. Tai Kulvietis nuvaro į Liuveno universitetą, kur buvo Erasmo Rotterdamiečio ištisa profesorių mokykla. Būtent Liuvene jisai, net jo amžininkai draugai, pastebėjo, kad du tokius Abromo Kulviečio bruožus. Abromas buvo dar labai jaunas. Ir tuo metu jam buvo 22-23 metai. Ko reiškia jisai pasižymi? Pirma, kad jisai niekur nevaikšto, jisai sėdi visuomet tik ir mokosi. Ir antra, kad pats būdamas nelabai turtingas bajoras, nelabai turi daug pinigų, bet paskutinius savo pinigus atiduoda kitiems savo studijų draugams, kurie neturi pinigų susimokėti už mokslą. Tai toks dosnumas. Ir ką jisai tam Liuvene nuveikia, jisai, kaip jau minėjau amžininko liudijimą, išmoksta lotynų, graikų, hebrajų kalbas neblogiau už, kaip jis rašo, savo motinos kalbą, tai yra lietuvių kalbą. Kam Kulviečiui lotynų, graikų, hebrajų kalbos? Be abejo, kad jis galėtų originaliai skaityti visus Biblijų vertimus. Dar tokia įdomybė suradau, kad kai jisai stojinėjo į Liuveno universitetą, šiandien studentai stodami aukštąją mokyklą neturi duoti priesaikos. Pas mus priesaiką duoda tik kas? Prezidentas, Seimo nariai, karininkai. O Liuveno universitete studentas turėdavo prisiekti. Ką prisiekti? Ištikimybę katalikų bažnyčiai. Ir jeigu sulaužytų šitą priesaiką, galėjo būti studentas pasodintas į kalėjimą. Tai Kulvietis dar nebuvo tapęs reformatorium, bet jis taip norėjo mokytis.
Jis suvokia, kad čia ne protestantiškas universitetas, katalikiškas, bet jam reikia kokybės, mokymo kokybės. Dėl to jisai duoda tokią priesaiką, galbūt nusižengia savo jau vidiniams kai kurioms naujoms idėjoms pamatymams, ir duoda tokią priesaiką. Tai buvo ištikimybė katalikų bažnyčiai ir dar studentas turėjo prisiekti, kad jis negali nešiotis ginklo, laikyti ginklo. Nežinau, ar šių laikų studentai su ginklais vaikščioja. Pas mus tik Seimo nariai kai kurie. Toliau, kad negali vaikščioti Liuveno gatvėmis po 9 valandos vakaro vasarą ir po 8 valandos vakaro žiemą. Reiškia, kaip komendanto valanda. Reiškia, Liuvene buvo nebloga ir kriminogeninė situacija. O kodėl studentams draudžiama vaikščioti? Todėl, kad studentai keldavo didžiausius debošus ir riaušes, reiškia, senamiesty. Va tokiam mieste Kulvietis pastudijavo ir jisai grįžo į Lietuvą po šitų 2 universitetų ir pateko į vieną labai garsaus Lietuvos didiko, bet kataliko, Lietuvos kanclerio Alberto Goštauto, tas, kuris pirmąjį Lietuvos statutą sudarė, redagavo, globą. Ir Albertas Goštautas labai norėjo, kad Abromas Kulvietis važiuotų atgal į Europą studijuoti medicinos. Goštautas duoda jam daug pinigų ir nori padaryti šio dvaro gydytoją, kad Kulvietis, kai grįžtų, būtų jo, taip juokaujant, dvaro klinikos, reiškia, vyrgydytojų. Atrodytų, ko žmogui norėti. Įsivaizduokit, jūs gaunat nerealią stipendiją, tarkim, jūsų MG Baltic prezidentas jūs finansuoja, jūs baigėte Cambridge'ą, Harvardą, Yale'į ir jūsų visa gyvenimo karjera yra pilnai finansiškai aprūpinta. Bet Kulvietis, drįsčiau sakyti, jis buvo panašiai kaip Martynas Liuteris. Va ta planeta skriejanti labai netaisyklinga orbita. Kulvietis turėjo savo tikslų, jis savo išsikeldavo, kogi jis ieško, kogi jis nori būti. Kaip dažnas jaunuolis pasižiūri, kokios pelningiausios profesijos, vadinasi, tas ir reikia rinkti. Ne toks žiūros kampas. Ir Kulvietis patraukė pradžią į Leipcigo universitetą, ir paskui juda į Wittenbergo universitetą. Aš sakiau, kad jis yra pirmas lietuvis klausęs gyvai Martyno Liuterio. Bet turbūt retas esat girdėjęs, o galbūt ir nie vienas, kas nutiko jam kelyje į Wittenbergą. Vykdamas į Wittenbergo universitetą 537, Kulvietis važiuoja su savo automobiliu. Įsivaizduoja, 16 amžius. Tai yra važiuoja su savo vežimuku, reiškia žirgų bričkele. Ir yra užpuolamas plėšikų. Kažkokia čigonų gauja kerta į automobilį. Nori atimti iš jo viską. Abromas Kulvietis buvo užpultas kelyje į Wittenbergą plėšikų gaujos. Jo draugas Johanas Hopijus atskleidė tas žinias. Ir kad jisai buvo sumuštas ir bandė priešintis ir gynė savo daiktus. Tai jisai buvo stipriai sužeistas durklu ir iš jo visi daiktai buvo atimti. Bet jo bent kastuvais neuždaužė ir neužkasė, ten pakeliui į Wittenbergą. Ir jisai sužeistas pasiekė Wittenbergą ir pradeda studijuoti pas Martyną Liuterį. Va toks šito lietuvio kelias buvo. Ir dar vienas universitetas, kuriame jis apsilankė, buvo, jis jau, įsivaizduokit, paklausė Liuterio paskaitų, jis jau visas pripumpuotas reformacijos idėjų, bet jisai nori dar aukštesnės mokymo kokybės, jis dar nori teisės mokslus pastudijuoti. Ir renkasi kiečiausią teisės universitetą, kuris buvo Italijoje tuo metu Sienoje. Bet tai yra katalikiškas kraštas, vėl katalikiškas universitetas, bet Kulvietis nepabijojo į jį ir nuvyko. Ir buvo žinoma istorija, kad būtent Sienos universitete jis net gavo, jis baigė jį ir apsigynė teisės daktaro laipsnį. Tai yra pirmas lietuvis tapęs teisės mokslų daktarų ir apskritai mokslų daktarų Europoje. Ir buvo žinoma, kokiam universitete jis tapo daktaru ir kokiais metais, bet nieks nebuvo radęs įrodymo, kad jis tikrai teisės mokslų daktaru. Ir užsukusi į vieną, reiškia, vienuolyną, ten prie sienos, kuriame išliko Sienos universiteto archyvo dalis, kaip gražiam romantiškam filme, vienuolynas vos net ten voratinkliais, sena biblioteka, skriptoriumas ir kažkoks vienuolis senučiukas, kuris prižiūri tas senas bibliotekos knygas. Ir jis paklausė, ar yra tų metų,
teisės daktarų registracijos knygas. Pasirodo, yra pas jį skriptoriumi. Toj bibliotekoje, kurios gal ten jau 10 metų joje net nei vieno skaitytojo nesilankė. Ir tas senučiukas lipo ten vos neįpalėpę, iš viršutinės lentynos ištraukė kažkokią seną labai knygą 16 amžiaus, į odą įrištą. Ir belipant jam ta knyga iš rankų iškrito, o kadangi jinai ten tokia pelių pagraužta, apturnėjus biški buvo, vienas lapas tiesiog iškrito iš tos knygos, jau pelių nugraužta. Profesorė pakelia tą lapą ir nutiktų man tai, kad iš storos knygos būtent tame lape yra eilutė apie tai, kad 1540 lapkričio mėnesį kanonų ir civilinės teisės daktarų čia tapo Abraham de Kulvensis, Abraomas Kulvietė. Faina, ne? Bet tai būna labai retai. Bet mokslininkų tai labai emociškai faina tokius dalykus. Ir tada, štai baigęs visą krūvą universitetų, Abraomas Kulvietis grįžta į Lietuvą ir tada pradeda savo reformatorišką veiklą. Taigi, kodėl sakom, jis pirmas protestantas? Jis pirmasis viešai pradėjo skleisti Liuterio mokymą. Bet grįžęs į Vilnių, jis grįžta 1541 metais. Įsivaizduokime, jis tik 4 metus veiks ir tada numirs. Va čia irgi toks liūdnas lietuviškos istorijos paradoksas. 2 didžiausios reformacijos žvaigždės. Abraomas Kulvietis 4 metai veiklos žemėje. Nu, gali sakyti, labai daug, metais daugiau už patį Kristų. Ir Mikalojus Radvila Juodasis, kuris tik 10 metų žemėje turės veikti kaip protestantas. Labai nedaug laiko ir galimybių žemiškų. Ir grįžęs į Vilnių, Abraomas Kulvietis, jisai eina pas žmogų, kuris jį šiek tiek globoja, bet eina ne pas kanclerį Albertą Goštautą, o eina pas vieną moterį. Kaip galvojate, pas kokią? Bona Sforca, sako dešimtukininkai, taip? O kodėl pas Bona Sforca? Žygimanto žmona buvo didesnė. Tai tada turėtų neiti pas jo žmoną, nes Žygimantas ir bus tas, kuris jį išspirs iš Lietuvos. Persekios jį, paskelbs eretikų. Savo rašte parašęs, kažkoks Abraomas iš Kulvos, tiek žodžiais, tiek darbais žmonės į paklydimą traukia. Tai kodėl pas jo žmona eina? Ir iš Ispanijos berods buvo pas ją kitoks pasaulėvaizdis. Kitoks pasaulėvaizdis, kitus sapnus sapnavo Bona, taip? Bet labai teisingai formuluoja. Iš Italijos jinai buvo humanistinio išsiauklėjimo moteris, pirmoji Lietuvos istorijoje dariusi valstybinės reformas, norėjusi europietišką mentalitetą atnešti, renesanso kultūrą ir kuri prijautė naujovėms ir globojo, simpatizavo tokiems kaip Kulvietis. Yra išlikęs Bonos vienas laiškas, kuris nėra publikuotas iki šiol moksle, ir ten yra viena eilutė įdomi apie Abraomą. Reiškia, jaunas Abraomas grįžta po 4 Europos universitetų, Bona rašo, 41 metų sausį. Jis ėmė lankytis pas mane dažnai. Sutelkė aplink save daug kilmingų sūnų. Reiškia, Vilniuje chebrytė, jaunų bajorų surenka. Ir toliau įdomiausia vieta. Tačiau, karalienė kalba, tačiau kalbėjo ir skelbė tai, ko tuo metu nebuvo galima kalbėti. Aš jį įspėjau taip nesielgti. Tai surenka komandėlę ir kas tas skelbė tai, ko nebuvo galima kalbėti. Be abejo, protestantiškas tiesas pradeda skleisti ir Bona jį taip elegantiškai bando įspėti. Kad tu žiūrėk, gali čia prisikalbėti, nes jinai žino, kad Lietuva katalikiška, o jos vyras valdovas Žygimantas Augustas irgi aršus katalikas. Ir Kulvietis Šventos Onos bažnyčioje Vilniuje pasako keletą pamokslų. Bet labai greitai Vilniaus vyskupas supranta, kad tai truputį kažkokie keisti pamokslai, ne tokie, kokie buvo anksčiau. Ir aišku, uždraudžia jam taip kalbėti. Nes ką Kulvietis galėjo kalbėti? Visus tos sola scriptura, sola fide, visus tos reformacijos principus, kuriuos mes jau aptarėme. Ir jam buvo uždrausta pamokslauti Vilniuje. Ką daryti jaunam lietuviui, kuriam žodžius išlupo iš burnos, o jo visa širdis dega veikti Lietuvoje? Jisai tada imasi kito darbo. Jisai tais pačiais 41 metais įkūrė Vilniuje mokyklą.
Jeigu būtų laiko mašina, aš tikrai kelčiausi pasimokyti Abraomo Kulviečio mokykloje. Visuomet gerai mokytis geriausioje mokykloje. Tai 41 pabaigoje Kulvietis Vilniaus širdį senamiestį įkūrė pirmą vidurinę mokyklą arba kolegiją, bet tai buvo protestantiška mokykla. Aukščiausio lygio mokykla, kuri dėstė universitetinius dalykus, senasias kalbas, mokėsi net apie 60 mokinių, tiems laikams tai didžiulis skaičius. Pats Kulvietis tenai dirbo. Yra manoma, kad galėjo ir Mažvydas su Stanislovu Rapolioniu galbūt tenais suktis tos mokyklos aplinkoje. Bet mokyklai buvo leista veikti tik tais 1 metus. Valdovas Žygimantas Senasis uždarė šitą mokyklą. Žodžius iš lūpo, tavo mokyklą įkurtą uždarė. Ir tomis dienomis karalienė Bona Abraomui Kulviečiui parašė laiškutį, kuriame buvo tokie guodžiantys žodžiai. Kartais labai gerai gauti guodžiančius SMS-us iš draugų ir pažįstamų. Tekstas buvo toksai: greičiau bėk iš Lietuvos, nes tavęs laukia laužas. Kaip jūs reaguotumėte, jeigu gauna tokie SMS? Galvotumėte, kad čia juokauja kažkas, ar ne? Laužų nebuvo Lietuvoje, bet tai buvo tiesiog graži metafora karalienės lūpose, kad tau laukia mirties bausmė. Nes tave jau atskyrė nuo bažnyčios, paskelbė eretiku. Ir Kulvietis, supratęs štai šitą, reiškia, paraginimą, jisai nusprendė bėgti. Dėl to mes ir laikome jį pirmuoju religiniu pabėgėliu, pirmuoju disidentų galima laikyti, pirmuoju emigrantų, kuris bėga iš savo tėvynės, vejamas saviškių. O dėl ko bėga? Dėl ko vejamas? Dėl savo pažiūrų. Dėl to, kaip jisai kalba ir ko jisai tiki. Ir jisai bėga į kaimyninę Prūsiją. Aišku, mūsų laikais, jeigu jau jaunimas jūs bandysite emigruoti, neemigruokite į tą pačią šalį, kurią emigravo Abraomas Kulvietis. Kodėl? Pirmoji eilė jau suprato, kodėl. Paaiškinkite, kodėl. Ką aš turėjau? Kaliningradas reikės. Teisingai. Nes ten, kur buvo Prūsija, šiandien yra Rusija. Kaliningradskaja oblast. Taip, Kaliningrado sritis. Bet tuo metu tai buvo viena iš moderniausių valstybių. Va Lietuvai nuskilo stebuklas, kad Lietuvos pašonėje atsirado pirmoji pasaulyje protestantiška valstybė. Prūsija. Buvęs kryžiuočio ordinas tapo Prūsija, kur Liuterio tikėjimas buvo įvestas. Valstybė, kuri turėjo fantastinį valdovą, kunigaikštį Albrechtą, kuris pats nusimetė vienuolio adatą, riterio kalaviją padėjo ir visą savo kryžiuočio ordiną pavertė protestantišką, liuteronišką hercogystę arba kunigaikštystę. Ir jisai priiminėjo bet kokius svetimšalius. Jam buvo nerūpėjo žmogaus odos spalva arba tautybė, rūpėjo du dalykai. Žmogaus kompetencijos, ką žmogus sugeba, ir žmogaus tikėjimas. Todėl tokie kaip Kulvietis buvo labai priimtini. Ir emigravęs į Karaliaučių, tą istorinį lietuviškos kultūros, kur dar nebuvo tuo metu lietuviškos kultūros centrą, Abraomas Kulvietis sukūrė, sakyčiau, savo gyvenimo tekstą, dėl kurio jį ir galima laikyti tikrai vienu iš ryškiausių protestantų. Jisai 543 parašė vieną laišką. Gal ir jūs tapsite kada žmonėmis, kurių laišką visi skaitys. Nors Kulvietis tą laišką rašė tik vienam žmogui, o ne tam, kad visi jį skaitytų. Bet taip jau gavosi, kad tas laiškas buvo išspausdintas ir plito Europoje kaip knygelė. Atviras laiškas karalieniai Bonai. Kiek iš sėdinčių esate įskaitę, aš jaunimo klausiu. Jaučiuosi labai vienišas. Labai vienišas. Na, baigti mokyklą neperskaičius Biblijos, tada dar atleistume. Bet kiekvienas lietuvis baigęs mokyklą turi būti bent kartą gyvenime perskaitęs 8 puslapių bent tekstuką Abraomo Kulviečio garsųjį laišką. Ir žinot, kai perskaitai skersai išilgai, tu matai, kad tai yra žmogus, kuris yra etalonas, pavyzdys žmogaus, kuris nerealiai myli Dievą, nerealiai myli tiesą, gali visas žarnas išlūkti, širdį padėti dėl savo valstybės Lietuvos ir nerealiai
reiškia, myli teisę, įstatymą ir teisingumą. Nors laiškas yra labai buitinis, paprastas ir apie realius jam rūpimus dalykus. Karalienei Bonai, kodėl jis rašo laišką? Dėl to, kad jis grėbėsi kaip šiaudo paskutinio, jis tikisi, kad dar bus išgirstas, kad bent karalienė galbūt jam leis grįžti į Lietuvą ir jį kažkaip globoti. Jam nerūpi visa Prūsijos prabanga, visos materialinės sąlygos, kurias suteikė jam kunigaikštis Algirdas. Apie kągi rašo Abraomas Kulvietis. Pirma laiško dalis parodo, kad jis yra paprastas žmogus. Jisai verkia. Jisai verkia, verkšlena, jisai skundžiasi savo asmeninėmis nelaimėmis. Kaip draugai jį išdūrė, kaip jo turtą grobsto, kadangi jį paskelbė eretiku, kaip kaimynai plūsta, kaip katalikų kunigai jį nuolat per Facebooką šmeižia ir juodina, juokauju. Per pamokslus jisai sako, mane šmeižia ir juodina ištisai, be jokio pagrindo. Kaip jo mama sunkiai serga, kaip tėtis ką tik numirė, jisai vardina ir vardina savo nelaimės. Kaip jo mokyklą Vilniuje uždarė. Kaip mokiniai net, kai kurie pabėgo iš mokyklos, jie uždarinėjant už mokslą nesusimokėjo. Turbūt jis, kaip ir Liuteris visą gyvenimą, nebuvo godus pinigams, rašo. Bet labiausiai už viską man širdis skauda ne finansinis nuostolis, o už mano triūsą parodytas nedėkingumas. Jam labiau rūpi ta vizija, tas tikslas, dėl kurios jisai kūrė savo mokyklą. Sekančiai laiško dalyje jisai jau nustoja verkti ir pradeda kalbėti ne apie save, o apie Lietuvą, apie valstybę. Sugeba atskirti save, savo problemas nuo valstybės, kurioje gyvena problemą. Ir čia jo žodžiai labai panašus į tuos Mažvydo žodžius, kuriuos aš skaičiau. Pamenat, Mažvydas sako, Lietuvoje nėra jokios krikščionybės 16 viduryje. Kulvietis ką rašo šitų būdų, kai jisai sako, kodėl mane katalikų bažnyčia persekioja. Kadangi jie nieko nenaudingi valstybei, tai jie bijo, kad jų, tai yra kunigų, nepristatytų prie Arto. Jie bijo, kad apgaulės ir veidmainystės, kuriomis tiek amžių valstybė mulkino, nebūtų į viešumą iškeltos. Ne Kristus yra priežastis, o pelnas, pilna kišenė. Abraomo Kulviečio žodžiai. Kai reformacijos metais prisimenami šitie veikėjai mūsų, tai prisimenamas jų knygos, ten kokia nors įkurta mokykla, bet kažkaip jų žodžių vengiama prisiminti, kągi jie sakė apie dvasinę Lietuvos situaciją. Iš šitų žodžių ir nėra pagrindo jais netikėti. O kas rūpi Kulviečiui? Kulviečiui ne pelnas rūpi, o Kulviečiui rūpi sola Kristus. Kristus, ta priežastis, dėl kurios jisai daro tai, ką daro. Čia sakytume, jis žiauriai stumint katalikų bažnyčių. Žiūrėkit frazę. Tiek amžių valstybę mulkino. Abraomas Kulvietis sako, kiek amžių? Bent nuo Jogailos ar net nuo Mindaugo laikų katalikų bažnyčia išdurinėjo lietuvių tautą. Taškas. Jeigu tai paprastai kalbėti. Abraomo Kulviečio koncepcija. Va, ir tada jisai, didžioji laiško dalis, jisai vienoje vietoje labai gerai. Kodėl aš sakiau teisinę savivoką? Čia jis galėtų emocijas lieti, negražių žodžius sakyti. Bet kai reikalas prieina prie klausimų, o ką daryti? Burnoti, keiksnoti, o ką daryti, kaip visą tai keisti? Kaip išspręsti šitą ginčą? Katalikai mąsto vienai, mes, protestantai, galvojame taip. Kur tiesa? Kas gali pasverti tą tiesą? Kulvietis yra, nepamirškit, teisės mokslų daktaras. Jis gyvena dar toli iki Samuelio Rutherfordo laikų, kuris, pamenat, rašė Lex Rex. Įstatymas turėtų būti Dievas teisė. Karalius. Kulvietis, jisai grįžta į senus laikus, į romėnų laikus. Senovės romėnai sukūrė daugybę puikių teisės principų. Ir Kulvietis cituoja vieną iš tų principų, sakydamas Bonai. Niekas negali būti teisėjų savo paties byloje. Šiandien visuose kodeksuose yra šitas principas. Ką jis turi omeny? Kad katalikų bažnyčia negali manęs vertinti, kai ginčiamės dėl religijos, nes jinai yra suinteresuota. Reikalingas nešališkas teismas. Ir tada jis rašo, šaukiuosi jūsų didenybių teismų. Ta prasme, tu karalienė su karaliumi iš šalies ir nuspręskite, katalikai ir protestantai kalba teisingesnius dalykus ir neša geresnę perspektyvą valstybei. Kuriegi? Reikalingas nešališkas teismas.
Ir tada didžioji laiško dalis eina kalba apie tai, kuo jis tiki. Abraomas Kulvietis suformuluoja savo tikėjimo tiesas. Dėl to mokslininkai jo laišką vadina netgi tikėjimo išpažinimu, confessio fidei. Labai įdomus dalykas, kad jisai pradėdamas vardinti 1, 2, 3, 4, 5, 5 tikėjimo tiesas suformuluoja, jisai paima tą reformacijos vos ne pirmą Liuterio tezę, tik jos nepersitoja. Jisai sako, nuodėmių be galo daug. Teisusis 7 kart per dieną krenta ir krenta. Jis tarsi kartoja Liuterį. Kiekvienas žmogus, kiekvieną dieną daug nusideda. Ir tada jisai rašo tą liuteronišką tiesą, kad siela išganoma tik tais dėka Kristaus kančios, vien Dievo gailestingumu. Tada jisai pasisako prieš kunigų celibatą. Reformacija, kaip žinia, neigia kunigų celibatą ir pas protestantus dėl to dvasininkai gali turėti šeimas. Viena iš įdomiausių vietų yra Kulviečio požiūris į mergelę Mariją. Juk Lietuva yra kieno žemė? Ką? Daug interpretacijų, ne? Ir Europos vidurys ar pakraštys, ir Terra Marijana, Marijos žemė nuo 17 amžiaus formuluojama. Kaip su ta mergelė Marija? Labai įdomu, Martynas Liuteris pradžioje irgi neneigė Marijos kultą. Vienoj iš 95 Liuterio tezių Liuteris pyksta ant žmonių, kurie kalba blogai prieš Dievo motiną. Taigi pradžioje dar jis neneigė Marijos. Ir Abraomas Kulvietis lietuviams, kurie jau linko į Marijos kultą, parašė tai. Apie švenčiausią mergelę Mariją taip galvoju. Pagalvoju, kam dabar karalienė rašyti apie tai? Ar jai įdomu, ką tu galvoji apie Mariją? Matomai labai svarbu, nes jis galvoja apie Mariją ne taip, kaip visa Lietuva iki tol galvoja. Marijos vardu jau bažnyčios buvo statoma, šventės organizuojama. Apie mergelę Mariją taip galvoju. Ji yra nekalčiausia ir švenčiausia mergelė, Dievo motina, bla bla bla, visą tai tvarkoja, kuriai ne viena mergelė moterų negali prilygti. Bet, mano nuomonė, šventuosius reikia gerbti ir jų gyvenimą prisiminti viešai bažnyčiai, bet garbinti ir melstis reikia tik vienam Dievui, prisimenant žodžius, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Taigi jis labai elegantiškai, gražiai atranda Marijai vietą krikščioniškam tikėjime Lietuvoje. Tai štai Kulvietis išdėsto didžioji laiško daly savo tikėjimo išpažinimą ir labai efektingai yra Kulviečio laiško pabaiga, kur yra viena iš graudžiausių. Žinot, kaip Selemonas sako, nieko naujo nėra pasaulyje, ta lietuviška visuomenė yra labai panaši, reiškia. Kaip ir kažkas suranda vasario 16 aktą arba vieną iš jo versijų. Ir tada vieni labai džiaugiasi, kiti labai liūdi, taip, sako, kad tai ne aktas, sako, kas čia toks tas liūdas mažylis. Girdėjote tokio pareiškimo, ne? Kaip tai panašu, kaip Vilniaus vyskupas Povilas Alšėniškis rašo valdovui Žygimantui Senajam. Kažkoks Abraomas iš Kulvos, va taip rašo, kažkoks Abraomas, kažkoks liūdas mažylis ir taip toliau, kažkoks. Ir Abraomas baigė laišką tokiais žodžiais. Bonai, aiškiai žinią siunčia. Jisai sako, yra labai daug lietuvių baigusių mokslus Vokietijoje, tokių kaip aš. Puikiai žinia. Ir šiandien galėtume sakyti, daug lietuvių baigusių mokslus Europoje. Toliau Kulvietis sako, bet jie visi bijo grįžti į Lietuvą, pažiūrėję mano pavyzdį. Nes bijo, įbauginti yra mano likimą. Apie šiuolaikinius mūsų emigrantus galėtume sakyti, bijo grįžti į Lietuvą, ar ne? Tik tais ne dėl tikėjimo priežasčių, dėl kitų priežasčių. Taigi Kulvietis tapo tokiu, kaip nežinau, kankiniu, tokiu pavyzdžiu visiems progresyviems lietuviams, kodėl nereikia grįžti į šitą suknistą kraštą, kuriame negali veikti taip, kaip galėtum veikti. Bet Kulvietis toliau vis tiek veržiasi į Lietuvą, sako,
Prūsijos kunigaikštis man siūlo nerealų darbą. Jisai steigia Karaliaučiaus universitetą ir kviečia mane tapti šios mokyklos rektoriumi. Įsivaizduokit, gaunat puikiausią darbą, kur nors Harvardo universiteto vadovui jums siūlo tapti. Ir jūs sakot, ne, aš geriau Šiaulių parapinę mokyklą. Kulvietis sako, tik tais taip sako, ir jeigu jūsų viešpatystė, suprask Lietuvoje, man neatsiras vietos, šį kvietimą turėsiu priimti. Ir paskutinis jo sakinys. Moku jį kaip tautišką giesmę Kudirkos mintinai. Jisai skamba taip. Bet kaip Dievą myliu skaudu maloningoji ponė, kad labai norėdami dirbti saviesiems, būsime priversti dirbti svetimiesiems. Labai norėtume mes visi dirbti Lietuvoje, bet gali tai būti, kad dirbsime vokiečiams, Prūsijai. Iki paskutinės akimirkos Kulvietis nori sugrįžti į Lietuvą. Bona nieko neatsakė į tą jo laišką, bent iki šiol niekas nėra suradęs iš istorikų tokių šaltinių, žinių, bet aišku, jinai turėjo perskaityti šitą lotynų kalbą laišką. Ir Kulvietis, nežiūrint to, po metų, kai jau buvo įkurtas Karaliaučiaus universitetas, čia irgi yra lygis. Ne vokiečiui, o lietuviui Abromui Kulviečiui, vokietis Albrechtas kunigaikštis patikėjo tapti universiteto vadovu. Tai rodo, kokio lygio buvo žmogus, kuris buvo nereikalingas katalikiškai Lietuvai. Ir dar po metų Kulvietis vis tiek sugrįžo į Lietuvą. Kai kurie žinote, kodėl jisai sugrįžo? Tikrai žinote. Pastorė Andželika žino. Sakot, pas mamą. Aš irgi anksčiau taip kalbėdavau, kad jis grįžo pas mamą, nes laiško vietoje, kur jisai vardina savo nelaimės asmeninės, išvardinės nelaimės rašo, bet už vis labiausiai man širdis skauda dėl mano motinos. Jisai buvo geras vaikas, geras sūnus, o jo mamą katalikai pasodino į kalėjimą vien už sūnaus ereziją. Bet neseniai, kai perskaičiau tas, kur lotyniškai yra laidotuvių pamokslas jo to draugo Hopijaus apie Kulviečio gyvenimą, jis vienintelis liudijimas yra, Hopijus rašo, pritarė, kad dėl mamos grįžinėjo ir dar dėl vieno dalyko. Ir čia tada labai gražiai susisieja su visa jo laiško dvasia, kad jisai grįžo dėl meilės tėvynei. Hopijaus žodžiai, meilė tėvynei. Kulvietis negalėjo be Lietuvos. Kunigaikščio rekomendaciniais laiškais jam pavyksta ištraukti iš kalėjimo mamą ir visiškai netikėtai staiga 3 dienų bėgyje jisai miršta Lietuvoje. Jaunas žmogus, nieko nesirgęs, miršta Kulvos dvare, o jo mama į Prūsiją kunigaikščio Albrechto netgi parašo laiškutį lotynišką, kur vienu sakiniu sukuria didžiulę sąmokslo teoriją, kuri iki šiol yra neišspręsta. Kad mano sūnus buvo nunuodytas katalikų pasamdyto gydytojo. Kad Kulvietis, kai grįžo iš Karaliaučiaus, jisai išvyko į Vilnių, jis nenustygo, jis niekada negyveno dėl savęs, tik dėl kitų. Išgirdęs, kad Vilniuje jo keli draugai ruošėsi disputui, ginčui su katalikais tikėjimo klausimais, jis nuvarė į Vilnių padėti tiems draugams. Ir kad Vilniuje kažko užvalgė ir po 3 parų jisai numirė. Na, mamos versija tokia. To niekada neįrodysi, jeigu neturėtum Kulviečio palaikų. Johanas Hopijus aprašė Kulviečio mirtį, kad jisai taip labai didžiulėse kančiose merdėjo ir paprašė, kad būtų palaidotas, kadangi kaip eretikas nebuvo priimtas net į kapines. Kulviečio gyvenimas kraupus. Kėdainių krematoriumas jo nelaukė. Jokios krikščioniškos kapinės nelaukė. Laukuose, kažkur tai Kulvos dvaro apylinkių laukuose buvo palaidotas, bet prieš mirštant Hopijus rašo, jisai sukvietė visus dvaro valstiečius, visus dvaro tarnus ir paprašė, kad visi jam sugiedotų lietuviškai 2 giesmes. O vieną iš šių psalmę jisai buvo išvertęs į lietuvių kalbą ir ta Kulviečio išversta psalmė yra pirmoji lietuviškoje knygoje, Martyno Mažvydo katekizme. Pagarbintas buvo ir pačiastavotas, pagerbtas, reiškia. Ir taip 545 metais Abromo Kulviečio žemiškai kelionė nutrūko ir toliau jau Karaliaučiaus universitete
vokiečiai pradėjo tapti tais pagrindiniais profesoriais. Taigi Abraomas Kulvietis yra toks kaip pavyzdys lietuvio, kuris turbūt pirmasis mūsų tautos istorijai pabandė pajudinti nepajudinamą dalyką. Pabandė pajudinti tiesos monopoliją. Žinot, kaip gali sakyti, gal tai velniška, juk ir Edeno sode kažkokia būtybė pasakė, paklausė žmonių, ne, Domo ir Ievos, ar tiesą pasakė Dievas? Ar čia tiesos monopolis yra teisinga? Visuomet yra istorija žmonių, kurie pakelia šitą klausimą. Ar tiesa yra man kalbama? Abraomas Kulvietis parodė, kad per labai trumpą gyvenimą galima labai daug nuveikti. Dar vienas įspūdingas dalykas, kuris jį atskleidžia, yra irgi, bet grįžtant prie knygų diskurso. Spėkit iš vieno karto, koks žmogus Lietuvoje turėjo didžiausią biblioteką 16 amžiuje? Radvila. Kulvietis. Klausiu kaip aukcione, kas daugiau? Žygimantas Augustas turėjo, bet tai valstybinė biblioteka. O kad privatus žmogus asmeninė, ne Radvila, Radvilos dar tiek neturėjo. Radvilos 17 amžiuje. Abraomas Kulvietis, kuris net didikų nebuvo, tik smulkių bajorų, 88 knygų biblioteka. Kai jisai mirė, jau, reiškia, mama rašė į Prūsiją Albrechtui, klausdama, ar gali atsiųsti visas tas jo knygas. Tai Albrechtas atsiuntė net knygų sąrašą, ten buvo 88 knygos, tiems laikams tai labai brangus turtas, iš ko paaiškėjo, kad Kulvietis net į skolą, į kreditą pirkdavo knygas. Jis laikėsi nuomonės, kad reikia turėti ir perskaityti pačias geriausias knygas. Aišku, mes gyvenam kraupesniais laikais, kai literatūros srautas yra klaikus, kaip atsirinkti. Anais laikais buvo labai lengva atsirinkti, pačių autorių knygų neradau. Tai Kulviečio turtas toks ir buvo. Atsiuntė iš karaliaučiaus, kiek pamenu, staliuką, 2 ar 4 kėdes, 1 ar 2 žvakidės, 4 podelius ir 88 knygas. Va tokį turtą gyvenime užgyveno Abraomas Kulvietis, mirdamas. Tai va, ir ta pirmoji reformacijos banga tuo metu ir iš tikrųjų baigėsi Lietuvoje. Liuteroniškoji banga. Šiandien, jeigu žiūrėti į tą konfesinę Lietuvos žemėlapį, trumpą žemėlapiuką, jeigu pasižiūrėtume. Na, va, tik dabartinės Lietuvos žemėlapis. Tokiu niekur nepaskaitytumėt. Čia suregistruotos vietos Lietuvoje, kur kadaise buvo protestantiškos bažnyčios. Liuteronų ir kalvinistų arba evangelikų reformatų. Ir bažnyčios labai įvairios. Geltonas spalva išlikusios veikiančios, raudona išlikusios neveikiančios, žalia labai įdomios vietos, išlikusios konversinės. Kas tai yra? Tai yra bažnyčios, kurios buvo pradžioje katalikiškos, tapo protestantiškom arba atvirkščiai, kuriuose įvairios krikščioniškos pamaldos vyko. Buvusios neišlikusios ir tikėtinos buvusios. Tai įsivaizduokit, Lietuva, kurioje reformacija nelaimėjo, vien kiek protestantiškų bažnyčių daug buvo. Aišku, didžiausia sankaupa, matot, yra Klaipėdos krašte, tiesiog nusėta, vien dėl to, kad tai nebuvo Lietuva, tai buvo Prūsija, mažosios Lietuvos regionas. O atlikusi dalis, jau aš net nerodžiau baltarusiškų LDK žemių, tenais tas tankis bažnyčių irgi būtų nemažesnis. Irgi nemažesnis. Bet pirmoji banga, liuteroniškai, Abraomo Kulviečio banga, nesukūrė bažnyčių, nes buvo išvykti iš Lietuvos. Vienintelė institucija, kurią sukūrė, mokykla. Kulviečio mokykla. Ir visi kiti Lietuvos garsieji protestantai, Martynas Mažvydas, Stanislovas Rapolionis, lietuvis, kuris pirmasis išvertė visą Bibliją į lietuvių kalbą, Jonas Bretkūnas, visi jie vyko į Mažąją Lietuvą, va ten į tą Kaliningradską oblastį ir ten tik tai atrado terpę. Tai galim net taip baisią tezę istorinę pasakyti, kad geriausio, ką sukūrė 16 amžiaus lietuviai, jie sukūrė emigracijoje, o ne savo tėvynėje, nes Lietuva, jiems būtų buvę sunku dainuoti himną, gerai, kad Kudirka dar nebuvo gimęs ir parašęs, Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia.
Jie net iš praeities negalėjo stiprybės pasisemti. Nebuvo kaip, tėvynė irgi negalėjo. Tai va tokia pirmoji reformacijos banga. Bet su tuo reformacija Lietuvoje nesibaigė. Ir jau kita reformacijos banga yra siejama su 16 amžiaus vidurio reformacijos judėjimu, tai yra Žano Kalvino plintančią reformaciją Lietuvoje. Vis tiek keliais žodžiais dar noriu vis tiek aptarti tą antrąją reformacijos bangą. Jūs dar turite kvapą klausytis? Dar turite kvapą, taip? Kažkas belieka daugiau. Taigi 545 Kulvietis mirė, tada buvo 10 metų vakuumas ir po 10 metų Lietuvoje pakilo vienas galingas žmogus, kuris yra išvis nestandartinė figūra Lietuvos istorijoje, kuris net nebuvo dvasininkas, bet kuris buvo turtingiausias 16 amžiaus oligarkas ir lietuvis. MG Baltic, kurį miniu šiandien 3 kartą, yra elgetos lyginant su tuo žmogum 16 amžiuje. Žmogus, kuris pasirinko protestantišką tikėjimą, nors pradžioje jis slėpė, vien dėl to, kad užėmė labai aukštas valstybinės pareigas, bet paskui, kai pratrūko, tai turėjo viziją. Aišku, jis nesakydavo, kaip Martynas Liuteris Kingas, aš turiu svajonę. Bet aš manau, kad Mikalojaus Radvilos juodoje širdyje buvo kažkas panašaus. Aš turiu svajonę paversti Lietuvą protestantišką. Ne tik savo valdas, bet visą Lietuvą paversti protestantišką valstybę. Kalba eina apie tai, kad toj iškiliausioj, turtingiausioj, galingiausioj lietuvių giminėje arba šeimoje, Radvilų šeimoje, Radvilas yra visi girdėję, pakilo Mikalojus Radvila Juodasis, kuris tuo metu buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kancleris, tai tų laikų Skvernelis, premjerministras. Būtų premjeras Skvernelis per televiziją. Aš turiu svajonę, kad po 30 metų arba po 25 po vienos žmonių kartos Lietuvoje žmonės gyventų kaip Šveicarijoje arba Vokietijoje. Ne? Sudėtinga su tokiam svajonėm, ar ne pasakyti? Ir akimirkai žemėlapiuką, kad suprasti Radvilų svorį. Suprastat, kalbam apie žmonės, kurie yra patys turtingiausi, bet vien rinktis protestantišką tikėjimą katalikiškoje valstybėje ir pradėti jį eksponuoti viešai, tai reiškia, kad tu galėjai visko netekti. O šitam žemėlapiuke noriu tik vieną trumpą aspektą parodyti, kad jie buvo turtingiausi ne tik Lietuvoje, jie buvo turtingiausi visoje Lietuvoje dabartinėje, jeigu paimtume Lenkijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Mėlyna spalva parodyta Radviloms priklausiusios teritorijos arba valdos, dabartinėje Lietuvoje, Latvijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje. Jokia nei Lenkijoje, nei Lietuvoje niekada šeima neturėjo tiek žemių ir valdų. Tai kalbam net ne apie milijardierius, apie trilijonierius, aš nežinau apie ką tokius. Tai va tokio kalibro žmogus 555 metais to Prūsijos kunigaikščio Albrechto vienas šnipas, agentas iš Vilniaus, parašo į karaliaučių Albrechtui tokią žinią per Radvilą Juodąjį. Tie, kurie skaitote Bibliją, suprasite. Rašo, Radvila Juodasis, o jis antras žmogus po valdovo, Radvila Juodasis iki šiol yra Nikodemas. Kas nors suprato? Labai nedaugelis. Yra istorija Naujajame testamente, kai labai garsus žydų politikas dėl savo mundūrų jis taip norėjo su Kristum pasikalbėti, taip norėjo, bet jam buvo nelygis šalia žmonių ateiti, nes jis yra aukštas politikas. Dėl to jis atėjo pas Kristų naktį. Iš ko galim daryti išvadą, kad Mikalojus Radvila Juodasis, kažkur gal 10 metų jisai tiesiog buvo toks slaptas protestantas, slaptas krikščionis, studijavo Bibliją, paskui jau kaip pratrūko ir visose mėlynose teritorijose, kur buvo jo valdos, jis pradėjo savo reformatorišką veiklą. Štai jo veidelis Mikalojus Radvila Juodasis, kuris ir išgarsėjo savo nepaprastomis reformomis. Tai buvo pirmas lietuvis patekęs į draudžiamų knygų sąrašą Europoje. Vien dėl to, kad parašė labai aštrų laišką
prieš vieną popiežiaus pasiuntinį Aloizijų Lipomaną, tas pats, kurio aš laišką jums citavau, kaip jam nepatiko renesansinis Vilnius, kai popiežius siuntė pasiuntinį, kad atverstų Radvilą Juodąjį. Visą savo gyvenimo lėšą šitas oligarkas skyrė tam, kad Lietuvoje būtų statomos protestantiškos bažnyčios, kūriamos parapinės mokyklos, prieglaudos, tais laikais špitolėmis vadinamos. Pamatęs gabius jaunuolius, jisai duodavo iškart stipendijas, kad jie važiuotų studijuoti į Europą. Savo privačiose valdose naikino bet kokias katalikų bažnyčias, jas uždarinėjo kaip klaidatikystės vietas. Bet kaip valstybės politikas to nedarė ten, kur nėra jo valdos. Jis niekur neperžengdavo teisės ribų. Šito žmogaus įtakoje valdovas Žygimantas Augustas, arba paskutinis Gediminaičių dinastijos atstovas, Žygimantas Augustas, 563 išleido pirmąją Europoje religijos laisvės privilegiją. Pavyzdžiui, mokykloje mes mokom mokinius kaip. Kas pirmieji išleido Europoje religinės laisvės dekretą? Na, dešimtukininkai, ką sako? Ar jie jau pavargo? Ką? Aš noriu, kad šitą dešimtukininkai paploti reiktų. Nenorite paploti? Man net jau baugu klausti, o gal ir datą pasakytumėte? Taip, Nanto ediktas 598 prancūzai suteikia religijos laisvę hugenotams, protestantams, kurios paskui pjaus, kardinolo Rišeljė laikais ir taip toliau. Tai čia 598, jokie ne prancūzai pirmieji Europoje. Lietuviai 563, Radvila Juodasis paima už gerklės valdovą Žygimantą Augustą ir liepia išleisti privilegiją, kurioje sulyginamos visų krikščioniškų tikybų bajorų teisės. Nes iki tol tik katalikai ir stačiatikai Lietuvoje turėjo, bajorai bent, dabar ir protestantai jas gavo. Religijos laisvė, religijos tolerancija valstybė pirmą kartą Lietuvoje bandė tą įteisinti, Radvilos Juodojo pastangomis. Kieno pinigais išėjo pirma spausdinta Biblija Lietuvos teritorijoje? Labai sunku atspėti, taip. Mikalojus Radvila Juodasis skiria 10 000 auksinų. Mums sunku įsivaizduoti, jūs iškart prašytumėt paversti į eurus, ne? Sunku būtų versti, bet pagal to meto pajamas tai yra 2 didžiulių miestų metinės pajamos. Metinės pajamos. Skiria tiek pinigų, surenka komandą vertėjų ir 563 Brastoje, dabartinis Brestas, išeina pirmoji spausdinta švento rašto versija Lietuvos teritorijoje, vadinamoji Brastos Biblija arba Radvilos Juodojo Biblija. Na, lenkų kalba neišeina, bet labai tikslus vertimas buvo. Ir tas garsusis Radvilos Juodojo laiškas, kuris jau yra publikuotas lietuviškai. Taigi sakau, baigti mokyklą ir neperskaityti savo gyvenime Abromo Kulviečio laiško karalieniai Bonai ir Mikalojaus Radvilos Juodojo laiško popiežiaus pasiuntiniui yra, ką tai reiškia? Tai yra nuodėmingai baigti mokyklą. Tai yra netinkama. Mano manimu, reiktų į brandos atestatų priedus tiesiog įrašyti. Žmogus neperskaitė šitų tekstų. Reiškia, su jo išsilavinimu yra tam tikros spragos. Atkreiptinas dėmesys būsimųjų darbdavių. Kadangi šitie žmonės dar neperskaitė šitų laiškų, tai su jų vertybėmis gali būti problemų. Arba bent su jų kritiniu mąstymu. Tai yra 2 labiausiai sprogdinantis laiškai. Radvilos Juodojo laišką, tai jeigu perskaitytume, tai yra nerealu. Tas popiežiaus pasiuntinys, kuris varė į Vilnių, atversti Radvilos Juodojo į katalikų tikėjimą. Nereali istorija. Atvažiuoja į Vilnių, 2 mėnesius vaikšto po Žemutinę pilį, kiekvieną dieną mato Radvilą Juodąjį savo akise ir bijo prie jo prieiti. Nes matė, kiek įsitikinę savo naujom pažiūrom Radvila Juodasis. Išvažiuoja po 2 mėnesių, stabteli Lenkijoje Lovičio miestelį ir parašo Radvilai Juodajam 3 puslapių laišką, popiežiaus pasiuntinys. Kad mes apie tave girdėjome ten įvairių dalykų, kad tu ten eretikus globoji ir taip toliau. Ir ragina atsiversti į tikėjimą. Ir tada Radvila Juodasis sėda, nebūdamas dvasininku. Ir parašo, kadangi esu karo ir rūmų žmogus, tai yra karvedys ir politikas, tai turiu nelabai daug laisvo laiko, bet nuvogęs tą dalį laisvo laiko, nusprendžiau prašyti tavo atsakymą.
Norint atsakyti kiekvieną tavo mintį, išeitų didžiulės apimties veikalas. Todėl atsakau tik tiek. Ir tas tiek yra 30 puslapio atsakymas. Išnagrinėjant kiekvieną žodį, kiekvieną raidę, nekeliaklupščiaujant, nesiteisinant, o manifestuojant visiškai kitus dalykus. Pasiuntinysiems sako, mes girdėjom, kad tu turi pragaišties arba pragaro katedrą. Radvila Juodasis kalba apie teisybės katedrą. Jisai kalba apie pamokslininkus, kuriuos jis globoja. Jis kalba apie katalikų bažnyčios klaidas. Jisai kalba apie gimtąją kalbą, lietuvių kalbą, kad savo gimtąją kalbą kiekvienas krikščionis turi pažinti savo pagrindinės vertybės. Ir netgi literatūrologai pripažįsta, kad tai vienas iš aštriausių tekstų, kurie yra kada nors parašyti lietuvių. Ne vienoje vietoje jis rašo apie savo intencijas. Aš ypač noriu vieną jums leidus, vieną pabaigai citatėlę. Kaip mąsto 16 amžiaus lietuvis? Mes taip galvojam, visa Europa lotyniškai klausė tų pamaldų ir taip toliau. Rašo nedvasininkas. Norėčiau, kad jūs žinotumėte, jog dėl apeigų gimtąją kalbą platinimo aš esu įsitikinęs. Ir toliau pateikia savo argumentaciją. Matot, kalbam apie laikus, apie kuriuos mes turim daug įsivaizdavimų, kad visi dogmas kalbėjo, dogmatiškai, mėtė vienas kitam į veidus. Reformacija yra judėjimas, kuris ir Europoje, ir Lietuvoje atneša kitą sampratą. Kalbėjimas argumentų kalba. Reikia įrodinėti, argumentuoti. Ieškant tiesos reikia kalbėti argumentų kalba. Iš to ir tikroji tolerancija žmogui ateina. Dėl apeigų gimtąją kalbą aš esu įsitikinęs, kad visi žmonės privalo šlovinti ir garbinti Dievą, privalo kreiptis, privalo dėkoti, bet sąmoningai ir plaukiant iš pačios širdies. Vadinasi ir ta kalba, kurią supranta tas, kuris nori Dievui tai paskirti. Kas gali būti absurdiškiau už kalbos nesuprantančio žmogaus dalyvavimo lotyniškose, graikiškose ar kitos kalbos mišiuose? Radvila Juodas sako, kas gali būti debiliškiau už tai, kai žmogus dalyvauja kažkokiuose apeigose, kur nelabai supranta, apie ką kinas čia vyksta. Pagaunate. Ar tu pamokslą klausai nelabai supranti, ar tu ten prie kažkokio paveikslo eini, ar kažkokius poterius, nesvarbu, ką ten bažnyčiai darai. Esmė, ar tu suvoki sąmoningai, kas čia vyksta, kam to viso reikia. Liuteris gi mėgdavo sakyti. Baigė pamokslą ir mėgdavo tai pasakyti. Tai būna prakeiktas kiekvienas, kuris aklai priėmėte tai, ką aš kalbėjau. Sąmoningas tikėjimas. Sako, kai grįžtė namo, atsiverčiat Bibliją ir patys pasitikrinkit savo širdį, ar tie dalykai atranda atgarsį jumyse. Tai yra, kas tai, kai žmogus nesuvokia. Tai, ką privalo skirti Dievui ir prie to prijungti širdį ir sielą. Tai yra, mano nuomonė, ne kas kita kaip žiūrovo vaidmuo vaidinime ir tik stebėjimas bažnyčių didingumo, altorių puošmenų, procesijų tvarkos, žvakių žibėjimo, juokdariško apeigų atlikėjų šokinėjimo prie altoriaus ir aiškiai burtininkiško giesmių giedojimo. Žiauriai čia apie katalikų bažnyčios apeigas. Bet, čia ne katalikybė ar ne katalikybė, jam esmė sąmoningas žmogaus suvokimas, kas vyksta. Iš tiesų yra ypatingos tokios jūsų susirinkimėlių, čia Radvilos Juodo žodis, susirinkimėlių apeigos, kuriuose kūnas gauna tiek malonumų, barokiniai gražioj bažnyčiai daug malonumų patiria, viskas gražus spindi, kiek netekties ir nuostolio patiria siela. Kokybės ieškojimas, tikros kokybės ieškojimas. Ir štai tas Radvilos Juodojo laiškas, dėl jo jis ir buvo įtrauktas į tą garsųjį Index Librorum Prohibitorum, draudžiamų knygų sąrašą, kurį popiežiai sudarė 16 amžiui, į kurį buvo traukiamos visos knygos, kurių negalima skaityti. Mūsų laikais yra tokių sąrašų. Yra bent patarimų, kurių geriau neskaityti knygų, ar ne? Tai vat buvo sudarytas pirmas indeksas, apėmė apie 700 autorių Europos. Į jį pateko 2 lietuviai.
Mikalojus Radvila Juodasis ir Andrius Volanas, garsus irgi mūsų humanistas. Kaip viena profesorė gerai suformulavo, sako, labai gerai, kad buvo toks sąrašas, kad bažnyčia suregistravo tokias knygas, nes padarė nuostabų darbą, į vieną vietą surašė knygas, kuris iš tikrųjų verta skaityti. Padarė namų darbus, tam pačiam nereikia ieškoti, dabar mes neturim tokių sąrašų, kur išrinktos būtų geriausios knygos. Tai šitam sąraše, kuris vis pilnėjo ir iki antro Vatikano susirinkimo 20 amžiaus vidury dar dalis jo veikia, į tą sąrašą buvo netgi įtraukta ir viena iš pavojingiausių knygų žemėje. Galimas daiktas galbūt tai vienintelis materialus Dievo pėdsakas žemėje paliktas žmonėms, tai yra šventas raštas. Kad draudžiama jį negalima skaityti, žmogus gali susižeisti, beskaitydamas šventąjį raštą. Bet štai mūsų reformacijos pirmtakai, lietuviai, galim tikrai didžiuotis, kad lietuvių retrospektyvinėje istorijoje mes turėjom tikrai ne vieną šūlą. Ir iš vis Lietuva išsiskiria iš visos srovės. Ne tik liuteronizmas atrado pasiekėjai, ne tik evangelikai reformatai, Kalvino pasiekėjai, bet buvo net ir radikalios protestantizmo srovės, kaip vadinamieji arijonai arba antitrinitoriai. Čia reiktų atskiros paskaitos kalbėti apie Lietuvos ir Lenkijos arijonus, kurių knygas skaitė Izaokas Niutonas ir Amerikos nepriklausomybės tėvai. Skaitė Lenkijos, Lietuvos arijonų teologinės knygas. Tai va, tenka tik apgailestauti, kad prie šito viso reformacijos paveldo, kad Lietuva neišlaikė to tolerancijos egzamino ir užgesino reformaciją jau 17 amžiaus pradžioje. Buvo įvairių aplinkybių, kodėl reformacija nelaimėjo Lietuvoje. Viena iš pagrindinių tai, kad politinė valdžia valdovai neparėmė reformacijos, kad protestantai dėl persekiojimo nesugebėjo pasiekti gyventojų daugumos, o dauguma tai buvo valstiečiai tuo metu. Valstiečių iš vis tais laikais buvo dzin, kurią bažnyčią eiti, eina į tą, kurį arčiau. Ar katalikų, ar protestantų nesvarbu. Ir tai buvo gyventojų dauguma. Reformacija labiau plito tarp bajorų ir miestiečių, kurie sudarė gyventojų mažumą. Ir dar viena, aišku, bėda, dėl ko reformacija pralaimėjo, tai buvo jaunimas. Juokauju šiek tiek. Visais laikais yra įvairus jaunimas. Vienas jaunimas, kurie kaip kulvietis padeda savo asmeninį gyvenimą ir eina vardan tos Lietuvos. O yra ir kitoks jaunimas, kai Liublino unijos metais 569 į Vilnių atvyksta 5 jaunuoliai iš vakarų Europos. Jie buvo jezuitų vienuoliai. Jezuitų ordinas atvyksta į Lietuvą. Dar po 10 metų valdovas Steponas Batoras įkūrė Vilniaus universitetą. Kaip šventvagiškai universitete kalbu, blogai apie universitetą. Bet reformacijos metais galima pasakyti, kad pirma aukštoji mokykla Lietuvoje buvo įkurta tam, kad ruoštų žmonės gabius kovoti prieš tokius kaip Radvila Juodasis ir Kulvietis. Pirma paskaita, kurią klausydavo pirmakursiai Vilniaus Jėzuitų akademijoje, vadinosi tokia tema buvo apie mūsų laikų eretikų dogmas. Nuo pat pirmos paskaitos pirmakursiam buvo plaunamos smegenys, kaip kovoti prieš reformaciją. Ir jėzuitų studentai faktiškai užgesino didžiosiuose LDK miestuose reformaciją. Taigi būta įvairaus jaunimo. Ir jau 17 amžiaus vidury faktiškai reformacija jau liko tik tais, kaip tai nuotraukai matėt, be stogo kažkas. Tai atskiros bendruomenės, kurios gyvavo tik Radvilų valdose ir visiškai kaip religinės mažumos. Ir Lietuva pasirinko tą pagal pirmąjį žemėlapį geltoną katalikišką toliau savo raidos kelią. Ir tik tais istorija parodys, kokie to bus galutiniai rezultatai.